mes jau turime ypatingai svarbę, ypatingai reikalingą kiekvienam iš mūsų funkciją Smart Blockchain'e, mūsų Smart Wallet piniginėse Staking 2.0. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad naudodamiesi šią funkciją, užšaldydami tam tikrą Smart Coin kiekį savo piniginėse, užšaldydami blockchain'e, mes galime nemokėti absoliučiai jokių transakcijos mokesčių smart monetomis ir nemokėti jokio mokesčio, kai mes imame rewardus, pervedame kitur split tokenus ir panašiai. Tai yra labai svarbu, tai stipriai taupo mūsų pinigus. Tiesiog mes turime viską tada nemokamai. Bet tam reikia laikinai užšaldyti Smart Coin monetas mūsų piniginėse. Dabar parodysiu, kaip viskas vyksta. Mes įeinam į Smart Wallet piniginę, ar ne? Paspaudžiam ant Smart ir matom tokį vaizdą, ar ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš dabar balansę turiu 195 tūkstančių su trupučiu Smart Coinų už tam tikrą sumą. Aš matau, kad visos šitos monetos man yra prieinamos, užšaldytų monetų nėra. Ir dabar norėdamas naudotis nemokamais resursais, spaudžiu šį mygtuką ir užšaldysiu tam tikrą monetų kiekį. Vėlgi rodo, kad prieinamas balansas yra toksai ir už energiją aš neturiu jokių resursų, kad gaučiau nemokamos energijos. Kas tai yra energija? Energija reikalinga, kai mes pasiemam rewardus, ar ne, kai mes pervedinėjam splitus į kairę, į dešinę, visur imama energija ir visą laiką, kadangi mes neturime nemokamos energijos, ta energija paimama iš mūsų smart monetomis. Toliau yra bandwidth, pralaidumas, ar ne? Pralaidumo mes į dieną turim 1500, bet tai yra labai mažas kiekis, ar ne? Ir jis praktiškai gal po vienos kitos transakcijos baigėsi, ar ne? Tai reiškia, kad mes turėdami nemokamą pralaidumą, mes galėtume nemokėti komisinių mokesčių. Bet kai jisai tuoj pat baigėsi, ar ne, kiekvienas pavedimas iš mūsų Smart Wallet piniginės, netgi į mūsų Smart Wallet piniginę, ar ne, paima tam tikrą Smart Coinų kiekį, ar ne, kaip žinote, 1%, pavyzdžiui, išvedant ultimą, paima 1% Smart Coinų kiekį nuo sumos, išvedamos sumos ultimą ir todėl mes, pastoviai tas monetas naudojame ir jų vis mums pritrūksta ir vis reikia nusipirkti ir vis leidžiam savo pinigus. Ką daryti, kad mes nemokėtume už visas transakcijas ir už visus smart kontraktus? Dar sykį pasikartosiu, ar ne? Energija tai yra viskas, kas susijęs su smart kontraktais. Su smart kontraktais, su split tokenais ir panašiai. Visur ji yra reikalinga energija visom tom operacijom atlikti, ar ne? Rewardui, split tokenų pervedimui, netgi darbui su tokenų ultima ir panašiai. Bandwidth tai yra visi pavedimai, jie paima tam tikrą smart coinų kiekį. Ir mes, turim mažyti nemokamą pralaidumo kiekį, bet jis labai greitai baigėsi. Ir vienu ir kitu atveju mums iš principo pastoviai reikia smart coinų. Ir dabar norėdami, kad naudotumėmės nemokamais visais pavedimais ir nemokamai pasimtume rewardą, mums reikia užšaldyti tam tikrą monetų kiekį. Ką mes dabar ir padarysim? Dabar matau, kad užšaldytų monetų pas mane nėra, spaudžiu freeze, ar ne, ir dabar užšaldysiu tam tikslui, kad turėčiau nemokamą energiją, kad galėčiau rewardus visą laiką pasimti nemokamai, ar ne, kad galėčiau tokenus pervesti nemokamai. Tam man reikalinga energija. Paimkim kažkokią tai sumą. Paimsiu 50 tūkstančių monetų užšaldau, ar ne? Galbūt 50 tūkstančių galvoju ir nereikia. Galbūt 50 tūkstančių ir nereikia. Gerai, paimkim 30 tūkstančių. Paimkim 30 tūkstančių, gal $100, labai gražus skaičius. Ir spaudžiu tęsti ir matau, ar ne, situaciją, kad aš užšaldau tiek smart coinų ir galima paskui bus atsijimti tas monetas, vėlgi atšaldyti, bet po 14 dienų jos papuls į mano balansą. Tai yra ne iš karto, tai reikia irgi suprasti. Ir spaudžiu freeze, ar ne? Ir viskas.
suvedžiau savo PIN kodą ir matau 30 000 smart coinų aš užšaldžiau. Ok, viskas gerai. Reiškia, nuo šio momento aš jau visais smart kontrakto privalumais, visais rewardų privalumais galėsiu naudotis nemokamai. Toliau einu dar sykį einu. Taip, kol kas dar nematau, matyt, galbūt reikia kažkiek tai laiko, kol tas procesas įvyksta. Pabandysim dar užšaldyti dabar. Pabandysim dar užšaldyti Bandwidth, ar ne? Tai yra, kad visi pavedimai taip pat būtų nemokami. Vėlgi, paimkim 30 000, vėlgi apie $100, spaudžiu Continue ir vėlgi situacija ta pati. Freeze, suvedam PIN kodą ir užšaldyti. Viskas, ar ne? Dabar kol kas aš dar nematau rezultato, negaliu pakomentuoti kodėl, bet šiaip turėtų užšaldymas įvykti, ar ne? Aš matau, kad buvo įvykę tam tikrų klaidų, gali būti, kad šią funkciją kol kas tiesiog tvarko, greičiausiai jie tvarko, bet plus minus rytoj mes turėsim tikrai rezultatą ir mes matysime, kad čia yra užšaldyta ir čia yra užšaldyta. Ar ne? Mūsų balansai yra, ta prasme, energijai ir pralaidumui yra užšaldyti smart coinai ir mums tada viskas jau nebekainuoja. Visos transakcijos, rewardų pasiėmimas ir panašiai. Ir norėdami atšaldyti, mes galėsim vėlgi čia paspausti unfreeze, ar ne, ir paskui po 14 dienų galėsime pasiimti. Tai tiesiog trumpai šiandieną tiek, supraskim, kad viskas kainuoja, nieko nėra nemokamo ir būtent jeigu mes užšaldom smart coinus, ar ne, tai yra galimybė naudotis nemokamomis paslaugomis tiek pavedimais, tiek gaunant monetas, tiek imant rewardus, pervedant split tokenus ir panašiai. Ačiū ir iki.